Būkit pasveikinti šį palmių sekmadienį iš maldos namų Kibetz Haus Augsburg. Sveiki, mėlyjeji mano partneriai, rėmėjai, draugai, bičiuliai ir tie, kurie kažkokiu būdu užkliuvot už šito video. Šis video yra pirmoj eilėj skirtas mano rėmėjams, tie, kurie mane finansiškai remia ir atlaisvina mano rankas šlovinti Dievą, ir tie, kurie mane dvasiškai remia, kurie stovi už mano nugaros šitoj mano tarnystėj. Simboliška, kad šiandien yra palmių sekmadienis, Lietuvoje vadinamas verbų sekmadienis. Ir kai aš pirmą kartą susidūriau su šita žinia, kad nuo palmių sekmadienio iki Velykų arba iki prisikėlimo sekmadienio yra tik tai kelios dienos. Nuo to šauksmo, Osana Dovydo sūnau, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, iki ant kryžiaus jį yra vienas žingsnis. Ir ta pati minia, kuri šaukė Osana Dovydo sūnau, ta pati minia po kelių dienų šaukė ant kryžiaus jį. Taigi visi mes esame pakeliui ir visiems yra tas pats pavojus nukristi nuo šventumo į nuodėmingumą, ir ačiū Dievui už Jėzaus kryžių, kuris priešingą linkme mus pakelia iš nuodėmingumo, iš nuopuolio pakelia mus į šventumą. Taigi, nuo to paskutinio mano video įvyko keli dalykai, apie kuriuos aš norėčiau pasidalinti. Tai yra 4-5 dalykai, kurie man svarbus. Pirmasis tai yra tai, kad, kaip sakiau, tas pirmasis žingsnis nuo nuodėmingumo iki šventumo ir nuo šventumo iki nuodėmingumo. Antrasis dalykas, kuriam norėčiau daugiau dėmesio skirti, tai yra fazė, į kurią aš patekau po savo kelionės į Izraelį. Kaip aš juokauju, grįžusi iš Izraelio, parsivežiau visą neramybę iš Izraelio ir patekau į kažkokias tamsybės, iš kurių reikėjo laiko išsivaduoti. Nelabai suprantau, kas vyksta. Dabar iš laiko perspektyvos galėčiau pasakyti, kad tai buvo Dievo leista treniruotė, kurioje aš atpažinau kelis dalykus, kurie man buvo svarbus. Tai pirmas dalykas, ką aš atpažinau, kad mano gyvenime labai daug yra chaoso. Aš sieju tai, aišku, su charakterio bruožu, tą spontaniškumą, su šeimos vertybėm, su patirtim, su sužeistumu ir taip toliau. Bet vienas dalykas, kuris man pasirodė svarbus, kad būtent tai, kad mes augom tarybinėje sistemoje, dėl šitos priežasties manyje to chaoso yra daugiau negu, pavyzdžiui, pas vakariečius. Ir ką aš su tuo darau, tai negaliu sakyti, kad man tai buvo, man taip nutiko, taip jau yra, nieko čia nepakeisi. Ne, vietoj to chaoso aš kviečiuosi šventąją dvasią ir jos tvarką. Ir vienas dalykas, kuris man labai sunkus yra daryti, tai yra sudėlioti prioritetus, nes aš iš savo charakterio aš noriu visko ir vienu metu, ir aš žinau, kad aš esu ribota ir aš negaliu visko turėti, o vis tiek noriu. Taigi reikia mokytis susidėlioti prioritetus, kas yra šiuo metu svarbiausia. Kitas dalykas, tai yra mano žema savivertė arba savęs nuvertinimas. Tai yra dalykas, kuris mane persekioja daug metų. Kiek aš save prisimenu, aš nuolat su šituo dalyku kovoju. Aš puikiai dvasiškai suprantu, kas vyksta, bet mano emocijos vis tiek man nepadėdavo. Kol aš šiemet, būtent šiais metais supratau, aš žinojau, kad tai yra nuodėmė, bet aš neįvardinau to kaip labai svarbaus dalyko, nes menkavertiškumas yra truputėlį patrauklesnis negu puikybė, ir todėl šitą nuodėmę atpažinti kartais būna labai pavojinga, arba ne iš pirmo žvilgsnio žmonės atpažįsta šitą nuodėmę. Ir kai aš šitą dalyką supratau,
kad tai yra tai, kas mane atskiria nuo mano Dievo, nuo mano viešpaties ir kad aš privalau kiekvieną sykį išpažinti Dievui kaip nuodėmę ir išpažinti netgi išpažintyje kaip nuodėmę, nuo tokio apreiškimo man gyvenasi daug lengviau, kaip sakant. Šita problema, šita nuodėmė nėra tokia gaji kaip anksčiau. Ir tai yra didžiulis proveržis ir tai aš galvoju, dėl šitos priežasties viešpats ir leido tas tamsybės išgyventi. Ir tuo pačiu per tą savo menkavertiškumą ar savęs nuvertinimą aš negalėjau matyti dalykus, kuriuos aš darau gerai. Ir staiga per vieną pokalbį su dienine pamaina, kuriai aš vadovauju, aš išgirdau žmonių, kad nuo to laiko, kaip aš vadovauju šitai pamainai, keliems žmonėms einasi žymiai geriau. Mane tas nustebino ir pradžiugino ir leido dar giliau pasinert, kad vis tik aš galiu vadovauti, kad aš gerai vadovauju, kad aš esu pakeliui, taip aš darau klaidų ir aš galiu taisytis, aš galiu mokytis, bet vis tik tai yra Dievo noras, kuris yra man duotas ir Dievo talentas, kurį aš galiu praktikuoti. Ir nesutapimas, manyčiau, tai, kad būtent šiuo metu aš esu mokymuose, maldos namuose su keliais vadovais, mokytis, kaip mums geriau vadovauti. Kokių mes dalykų, tokių praktinių patarimų, praktinių metodų galim pasimokyti. Tai yra man didžiulė dovana ir be galo svarbus dalykas. Kadangi aš esu jau nebe jauniklė ir suvokiu, kad būdama daugiau negu 50, aš turiu ribotą laiką, kaip ir visi žmonės turime ribotą laiką, bet kada išgyveni tą jubiliejų, kaip sakant, pirmąjį jubiliejų, tampa aišku, kad gyveni antroj gyvenimo pusėj ir kad visus dalykus, kuriuos aš norėčiau pasiekti, man nepavyks pasiekti ir kad būtent dabar yra laikas peržiūrėti, o kur aš noriu dar augti, kas man būtų svarbu ir kokius talentus aš turiu, kuriuos reikėtų puoselėti. Ir būtent tas vadovavimas ir ta kryptis, kad aš toje srityje noriu augti ir toje srityje noriu bręsti, kad dar geriau mokyčiausi, nes mane pačią tai nustebino. Nes tai aš suprantu kaip Dievo pašaukimą ir kaip Dievo talentą man duotą, kurio aš N metų nemačiau. Tai šitas dalykas mane išvedė, sakyčiau, iš tos tamsybės į tą naują proveržį ir dabar aš stoviu šitoj situacijoje, kurioje aš dar labiau noriu mokytis, noriu skaityti knygas, kurios man padėtų vadovauti ir praktiškai tai daryti. Tai va, iš šitos fazės pereinu į dar vieną dalyką, tai yra Dievo pažadas man, kad aš būsiu tiltu tarp Lietuvos ir Vokietijos, kaip aš supratau, ar dar tarp kažko. Man iki galo ir dabar nėra aišku, nors tas pažadas yra 2017 metais duotas per MER konferenciją man, arba aš taip supratau, kad Dievas man tai pasakė. Vienas žmogus dar nepriklausomai nuo to, ką aš supratau, man tai patvirtino. Ir man visada kyla klausimas, o ką Dievas nori, kad aš sujungčiau, kur aš esu tas tiltas, per kurį galėtų kažkas tai ateiti, perkeliauti, kažkas būti atsiųsta, transportuota ar taip toliau. Man nėra iki galo aišku, ką Dievas norėjo tuo pasakyti. Nors tuo pačiu aš išgyvenu, kad aš jau esu kažkoks tai tiltelis tarp kažko. Ir pirmas dalykas, aišku, Lietuva. Lietuva ir maldos namai. Kaip tik šitoje fazėje aš
turėjau pirmas misijas kaip maldos namų misionierė, kuriuose aš jau buvau kviečiama kaip maldos namų misionierė, tai Lietuvoje porą misijų turėjau, tada Štutgarte moterų pusryčiuose, tada dar vienoj parapijoje apie maldą ir Jėzų šnekėjau. Ir tai man rodo, kad vis tik tas pašaukimas kalbėti apie Dievą yra labai labai svarbus. Ir jūs, žinoma, visi tie, kurie remiat mane finansiškai, jūs atlaisvinat mano rankas, kad man nereikėtų dirbti ir uždirbti pinigų. Ir kad aš tikrai kaip levitė, kaip ta, kuri pašaukta šlovinti Dievą ir kalbėti apie Dievą, galiu tai laisvai daryti. Tie Viešpats jums primena apie jūsų šitą dovaną man ir šitą auką man. Tai yra tikrai didžiulis dalykas. Ir paskutinis dalykas, kalbant apie tiltą, tai yra tai, kad šiemet spalio mėnesį Johannes Hartl, tai yra šitų namų įkūrėjas ir vienas iš vadovų, keliauja į Lietuvą ir aš keliauju kartu kaip asistentė, kaip misionierė šių maldos namų. Tai irgi yra labai labai svarbi misija man, ką Viešpats per tą dalyką padarys, kodėl man tai svarbu, kodėl Lietuvai tai svarbu, pamatysim iš vaisių. Trečias dalykas, apie ką aš norėjau, ar ketvirtas jau pasikalbėti, tai yra Izraelis ir Izraelio tauta. Tai galima, aišku, kalbėti apie Izraelį kaip valstybę, galima kalbėti apie tautą. Man labiau rūpi kaip tauta, kuri yra pašaukta įvykdyti Dievo pažadus ir atnešti tautoms šviesą. Ir melstis už juos, palaikyti juos ir nesudievinti jų yra mūsų kaip krikščionių užduotis. Aš to mokausi, ne viskas gaunasi iš pirmo karto, bet aš džiaugiuosi, kad prieš metus, nors mano tikslas buvo važiuoti ten mokytis vadovauti, bet tuo pačiu aš aišku mokiausi ir visi tie dvasiniai dalykai yra susiję. Mokiausi ir būtent šito dalyko, kaip sakau, stovėti kaip krikščionė už šitą tautą, už šitą Dievo išrinktą tautą ir sakyti Dievo planams taip ir amen. Tai va, tai šiemet po 2 savaičių dar kartą važiuoju į tuos pačius mokymus ir aplankyti tą pačią bendruomenę, truputėlį pakeliauti, tai yra jau mano atostogų laikas, jau nebe kaip misionierė išsiųsta esu šitam projektui, bet kaip neringa, kaip sakant. Ir labai tuo džiaugiuosi, nes tai yra mano širdies dalis. Tai yra tai, kas mane džiugina, kas mane drąsina, kas mane įkvepia ir kas yra man svarbu. Sekantis dalykas, apie ką norėjau pasakyti, tai yra mano malda, maldos namuose. Kaip jūs žinot, tas ora et labora, mes esame modernus vienuolynas. Tai viena dalis tai yra mano dieninės pamainos vadovavimas, dieniniai pamainai, o malda yra tai, ką aš veikiu 24 valandas per savaitę, maždaug 4 valandas kasdien, kartais 6, kartais 2, būtent maldos kambaryje. Ir mano tema, kaip ir anksčiau, yra Jėzaus nuotaka arba Jėzaus nuotaka Europoje, ypač Europoje. Yra jaunoji karta, mano vaikų karta, jaunos šeimos, kurios susiduria su iššūkiais, kurioms netaip lengva gyventi kasdienoje krikščioniškai. Ir dar vienas dalykas, kuris šiuo metu išryškėjo, tai yra šeimos, kurios yra pašauktos būti tom oazėm žmonėm, kurie yra pavargę, kuriems reikia Jėzaus mokinystės, kuriems reikia atjautos. Aš manau, kad Dievas kuria tokias oazes Europoje, Lietuva neišimtis, ir stiprina tas šeimas. Tai šiuo metu aš meldžiuosi už viziją, kad šitos šeimos iš Dievo gautų viziją arba išgrynintų tą viziją iš Dievo, koks yra ypatingas jų pašaukimas, kur jie turėtų augti, kaip jie turėtų auklėti savo vaikus, kur yra kasdieninė malda,
kas yra svarbu santykiuose ir taip toliau, nes savaime nieks nevyksta. Jeigu mes norime savo gyvenime kažką turėti, mes turim dėti tam pastangas. Kaip sako tas pavyzdys su elevatorium, tai jeigu aš stoviu vietoj, tai reiškia, kad aš čiuožiu žemyn. Labai geras to pavyzdys yra kūnas, jeigu aš nesportuoju, tai aš tiesiog, mano kūnas silpsta su kiekviena diena. Tam, kad aš dar galėčiau šiek tiek pasimėgauti jėga ir kažkokiu tai sveikumu, aš turiu dėti ypatingas pastangas. Po 50 taip ar taip daugiau tų pastangų reikia negu 30. Tai būtent ta vizija man yra kaip kažkokio tai parko, sodo tvarkymas. Tam, kad aš turėčiau parką, sodą, kuriame yra labai gera būti, aš turiu dėti labai daug pastangų. Tai mano supratimu, ta vizija šeimoms yra būtent tas dalykas, kuris parodo, ką man reikia dar padaryti, kur man reikia kažką išravėti, kažkur žolę nupjauti dvasinę prasme, kažko atsisakyti, kažką pasodinti, kažką palaistyti, kažką puoselėti, kažką naujo įsigyti ir taip toliau ir taip toliau. Ir paskutinis dalykas, apie kurį norėjau pasidalinti, tai yra šviesos tema. Šitoj savo fazėj aš ypatingai išgyvenau tamsą ir, kaip sako šventas raštas, šviesa spindi tamsoje. Ir mane labiausiai žavi 2 pasakymai Evangelijose, kur Jėzus apie save sako, aš esu pasaulio šviesa, ir lygiai tais pačiais žodžiais jisai sako apie mus. Jūs esat pasaulio šviesa. Ir tai yra didžiulė atsakomybė ir didžiulė garbė. Ir šita tema, šita šviesos tema mane jau kokius metus laiko įkvepia melstis, medituoti, ieškoti. Aš tiesiog nustebau, kiek daug yra Biblijoje vietų apie šviesą ir apie Dievo šviesą arba Dievą kaip šviesą. Ir turbūt labiausiai mane įkvepia Jono Evangelija, nes ten labai daug šviesos yra. Ir su šita vieta norėčiau jūs palaiminti, kad ta šviesa, kuri ateina iš Viešpatės, persmelktų jūsų santykius, jūsų planus, padėtų jums išsigryninti jūsų gyvenimo vizijas, jūsų asmeninio tobulėjimo, jūsų šeimos tobulėjimo, jūsų vaikų auklėjimo. Tai, kas dar yra svarbu šiame gyvenime pasiekti ar išmokti. Ir ta šviesa bus jūsų ramybė, jūsų viltis, jūsų teisumas ir tai, kas jūs ves toliau. Jono Evangelija 4-5 eilutės. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Amen.